Sveiki visi. Šiandien tęsime mūsų pokalbį apie AliExpress prekes, jų keliones, kaip mes jas perkam, kaip mes jas atsivežam, su kokiais iššūkiais susiduriam. Taigi šiandien papasakosiu apie muitinės mokesčius, galbūt plačiau apie procedūras, papasakosiu apie priežastis, kodėl, tarkim, prekė gali būti sulaikyta, kokios sankcijos gali jums grėsti, ir panašus dalykai, sakykim, kurie pastoviai neramina žmonės ir jie tiesiog nesupranta, kaip tai vyksta ir ko tikėtis. Ir kai, tarkim, iš muitinės ateina laiškas su raginimu susimokėti, visi iš karto tada pasimeta ir sako, tai kaip čia, tai aš čia pirkau, ašgi nežinojau. Tai apie viską iš eilės. Aplamai, kaip ta prekė keliauja iki mūsų ir koks tas procesas. Tai paprastai jūs užsisakot prekę AliExpress'e, pardavėjas supakuoja ją, užpildo tą vadinamą CM23 deklaraciją, tai jeigu iš AliExpress'o esat pirkę arba nesat pirkę, tai ant jūsų siuntos bus popieriukas, ant kurio bus parašyta prekės vertė. Svarbu nepamiršti, kad prekės vertę sudaro ne vien tik tai pati prekė, bet ir siuntimo kaina. Tarkim, prekė gali kainuoti centą, o siuntimas gali kainuoti 24 eurus. Bet apie viską palaipsniškai papasakosiu iš eilės. Tai štai jisai supakavo ją, išsiuntė, lipdukas ant jos yra, jinai keliauja ir atvažiuoja iki Lietuvos muitinės. Lietuvos muitinė žiūri tą deklaraciją, žiūri į prekės dydį ir čia dabar yra du keliai tokie. Jeigu jūsų prekė neviršė tam tikrų numatytų limitų, apie juos aš irgi papasakosiu būtinai, tada jūsų prekė tiesiog perdodama paštui ir jinai važiuoja be jokių trikdžių, nesustabdoma tiesiog pro muitinę. Bet jeigu jūs, tarkim, viršėt nustatytus Lietuvos limitus, tai ten bus ir 22 eurų, ir 45, ir 150 eurų. Apie tai aš pasakosiu, tai tiesiog žiūrėkit video ir stebėkite. Tada muitininkas perduoda informaciją tarpininkui, kuris užsiima išmuitinimais ir jau tas tarpininkas su jumis susisiekia ir sako, kad brangusis, štai yra tavo prekė, prašau pateik kažkokią tai man informaciją. Tai mes perdavėm tarpininkui, tarpininkas skambina jums, sako, labą dieną, prašau man paaiškinkit tos prekės turinį, nes jums ateina užklausimas ne tik tai, už kiek jūs pirkot tą prekę, bet paprastai irgi išklausia, ką jūs konkrečiai pirkot. Tuo metu dar muitinė į jūsų prekę nelenda ir nežiūri. Šitą dalį svarbu suprasti, kad jeigu jūs sugalvojate kažką sukčiauti ir muitininkui kils įtarimų, jisai eis tada žiūrėti jūsų prekės. Bet jeigu jūs, tarkim, parašote, aš pirkau laikroduką, jisai kainavo ten $10, siunčiu jums, reiškia, tam tikrą banko išrašą, kortelės, PayPal, nesvarbu, kokiu keliu jūs mokėjote. Tai tokiu atveju, tarkim, jeigu jūs neviršijot limito, tarpininkas perduoda informaciją atgal muitinė ir jums nieko nereikia mokėti ir tada keliauja prekė pas jūs, bet jeigu jūs viršijot nustatytą ES limitą importuojamos prekiams, tokiu atveju tarpininkas užpildo deklaracijas, pateikia muitiniai, muitinė apskaičiuoja tos mokesčius. Ir priklausomai nuo to, kokiu keliu jūs siuntėt, ar tai buvo Lietuvos paštas, ar DHL'as, TNT ir visi tie kurjeriai kiti, tai tada jums Lietuvos pašte jūs tiesiog atsimant prekę sumokėsit visus priskaičiuotus muitus, arba jeigu tai bus kurjerių paslaugos, tai jūs pirmą turėsit susimokėti tos muitus ir tik tada jūsų prekė bus išmuitinta. Tai po šito veiksmo jau atiduodama kurjeriui, kai viskas sumokėjot, ir ta prekė važiuoja pas jūs. Dabar šiek tiek smulkiau, kad būtų aišku, ko tikėtis kiekvienu atveju. Tai jeigu jūsų prekė, pavadinkime ją siunta, nes reikia suprasti, kad prekės kaina yra viena, siuntimo kaina yra kita. Daugelį atveju AliExpress'e jūs nieko nemokat už siuntimą, bet jūsų siuntos vertė yra apskaičiuojama pagal principą prekės kaina ir siuntimas. Tai va tai sudaro siuntos kainą. Tai jeigu siuntos vertė neviršė 22 eurų, jums netaikomi jokie mokesčiai. Jūsų siunta kuo puikiausiai pravažiuoja ir niekas jos nestabdo, nebent kiltų įtarimų.
būna klausimas, o jeigu aš perku kelias prekes, ten po 20 eurų ir išsiunčiu. Taip, jūs galite taip daryti, bet jeigu tos prekės bus sudėtos į vieną siuntą, arba tarkim, netgi jūs paprašė kiniečio sudėti į vieną, tarkim, skirtingas dėžes, bet vienu siuntiniu išsiųsti, tai egzistuoja tokia duomenų bazė pas brangiuosius mūsų muitininkus, kurie mato, kiek prekių jūs gavot ir kokias siuntas jūs siuntėtės. Tai turėkite omenyje, jeigu sukrenta labai daug prekių vienu momentu jūsų vardu, jau čia atsiras jam klausimų, nesistebėkit. Tai dabar dėl siuntos, reiškia, jeigu 202 eurus jūs viršijat, jums atsiranda prievolė mokėti PVM. Taip pat yra tas vadinamas komercinės ir nekomercinės prekės pobūdis. Tai komercinė prekė tai yra ta, kurią jūs pirkote, nekomercinė prekė tai yra ta, kurią jūs gavote iš fizinio asmens. Tarkim, jūs su kiniečiu sutarėt, kad jis jums nemokamai ją atiduos. Kažkokiu būdu, tarkim. Tai jeigu jūs sutarėt, tai tokiu atveju jums reikės tik tai įrodyti, kad jūs iš tikrųjų už ją nemokėjote. Ir kiniečio parašymas gift tikrai negalios muitiniai, nes savo momentu tai buvo pastoviai daroma ir lygi šiol netgi yra daroma, bet muitiniai net nekreipia į tokius užrašus dėmesio, nes jie neturi nieko bendro su realybė. Bet vėlgi, jeigu jūs siunčiat iš trečiųjų šalių, iš tikrųjų ten susitarėt kažkokiu būdu su kiniečiu, kad tai yra nemokama, jūs turėsit pateikti kažkokius įrodymus muitiniai, kad jūs gavot nemokamai, ir jeigu prekės vertė neviršis 45 eurų iš fizinio asmens siuntimas, tokiu atveju irgi nereikės mokėti PVM. Tai čia kaip ir aišku. Kaip jau ir sakiau, siuntos vertė tai yra prekės kaina plus siuntimo kaina. Būtent nuo šios sumos vykdomos visos operacijos. Kai vertė nuo 21 iki 150 eurų, mokamas tik tai PVM. Tam tikroms prekiams, tam tikrai grupiai yra taikomas muitas. Tai yra, man atrodo, su etilo alkoholiu esančios prekės, tarkim, gali būti kosmetikos priemonės, bet muitinė pakankamai dažnai tai žiūri pro pirštus ir nieks galvos savo nekvaršina. Jeigu jūsų siuntos vertė viršė 150 eurų, tada jau prie PVM dar prisideda ir muitas. Bet formulė yra įdomi. Jeigu jūs viršėjot 150 eurų, arba jeigu jums ten ir taikomas yra muitas iki 100 eurų dėl kažkokios tai specifinės prekės, tai šitoj vietoje aš padariau klaidą. Skaičiuojama yra taip, yra siuntos vertė plus tarpininko mokesčiai, plus muitas ir prie viso to jau tada nuo tos bendros sumos, nuo šito plus tarpininkas, dar pridedamas PVM-as. Ne kitaip. Tai tarkim, jeigu žiūrėt paprastai, jeigu jūs užsisakėt, darykim prielaidą, prekę už 200 eurų, priklausomai nuo tarpininko, jeigu tai Lietuvos paštas, beje, pigiausios yra jų paslaugos, tai jeigu jūs siunčiat brangią prekę, sakykime, skirtumas yra toks, Transfineris, kuris yra DHL partneris, aš taip suprantu, kad ten švogerių kraštas vieni kitiems padeda, jie ima beros ten nuo 20 iki 30 eurų už prekės išmuitinimą. Lietuvosgi paštas turi fiksą, jis 8 eurai 70 kažkiek ten centų. Ir jis jau ilgą laiką nesikeičia. Tai dabar žiūrėkit, 200 eurų prekę, siunta, atsiprašau, tada mums, tarkim, taikomas 7 procentų muitas, gaunas tiek, plus, tarkim, sumokame, siuntėm DHL, tai tarkim, už Transfinerio paslaugas sumokam 202 eurus ir tada dar sumokam PVM. Tai vat jums nuo 200 eurų, už ką jūs užsisakėt, realiai gausi 285 eurai su visais pristatymais, su visais tarpininkais. Tai visada siunčiant galvokit apie tai. Tarkim, kad iki 100 eurų, bet koks skirtumas yra 203 eurai, jau reiškia viršė tą nustatytą mūsų limitą, prekė už 203 eurus, siunta jau pasidaro 207 eurai.
Jeigu jūs už 100 siunčiat, nu tai atitinkamai 121 plus 8 už tarpininką, nes už tarpininką visada mokat, jeigu tik tai reikia deklaruoti prekę. Tai 100, tarkim, 100 eurų, 121, 108 ir ten gausis apie 123 gal kokius eurus. 100 plus, tarkim, skaičiuojam 8 grubiai paštas ir dauginam iš 121, gausis 130 eurų 68 centai. Tai va 30% padidėja prekės kaina. Tai, kaip ir minėjau, siunčiant per DHL, TNT UPS tarpininkų paslaugos visada bus brangiausios, siunčiant per paštą tarpininkų paslaugos visada yra pigiausios. Dar toks pastebėjimas. Siunčiant Lietuvos paštu, tikimybė, kad jūs apmokestins dėl tam tikrų priežasčių, apie kurias aš papasakosiu, yra mažesnė negu siunčiant per DHL. Per DHL TNT UPS iš esmės 100% visos prekės, kurios viršio numatytą limitą, jos visos eina per muitinę. Tai dabar tokia informacija, panagrinėkim biškį, vėl grįžkim prie šitos infografiko, kurioje vietoj lietuviai muitinė sugeba prasisukti ir kaip visi pasakoja, kaip čia būna nuostabi ir gražu ir kaip čia būna kitaip viskas. Ir kaip čia galima išvengti tų mokesčių. Pasakau iš karto, jokios atsakomybės už informaciją, kurią aš papasakosiu, aš nenešu. Jinai yra tik tai susipažinimo tikslais. Ir jeigu jūs ją naudosit, jūs patys prisiimat atsakomybę už savo veiksmus. Tai pirminis toks variantas, kurį labai dažnai naudoja lietuviai, va šitoje stadijoje, jie kiniečio prašo, kad jisai užpildytų deklaraciją su mažesnė kaina. Ir maža to, iš esmės turbūt 95% kiniečių netgi tai daro. Kodėl jie tai daro? Daro jie dėl to, kad jeigu tai registruota prekė, kuri važiuoja kažkokiu tai paštu, tarkim, jie įrašė tą kainą, jeigu prekė bus pamesta, tai jie atsiims tą sumą. Tai tą reikia suprasti. Ir tarkim, jeigu jūs užsisakėt laikrodį kažkokį, tai už, tarkim, 10-15 eurų įrašyta 7 eurai, tai supraskit, kad čia yra kiniečio savikaina. Arba artima tam, arba netgi mažiau. Jis tiesiog savo leidžia, priklausomai nuo tos sumos, jisgi dar ir moka už draudimą pašto tarpininkui. Tai šitoje vietoje pakankamai dažnai ir pats kinas mažina kainą, ir lietuviai mažina kainą. Bet vėlgi jūs patys nešate atsakomybę. Jūs iš anksto žinot, kad ta prekė jau kaip ir galbūt jinai kainuoja 203 eurus, o jūs jau kinas įrašė 10 ir jūs džiugaudami plojat katučių, bet iš tikrųjų tai jūs pažeidžiate įstatymą. Tiems, kurie nežiūrėjo mano pirmo video, tai galiu priminti, kad mokestinių nusikaltimų senaties terminas yra 10 metų. Tai antras žingsnis. Atvažiuoja į Lietuvos muitinę. Muitininkai žiūri tą CN23, reiškia, užpildytą deklaraciją ir mato joje 10 eurų. Dabar nereikia galvoti, kad muitiniai dirba asilai kažkokie žmonės, neišmanantys savo darbo, viską jie puikiai išmano. Tiesiog ten dirba irgi žmonės, kurie puikiai supranta situaciją matyti Lietuvoje. Bet atsiranda gudručių, kurie galvoja, kad jau jie čia visą pasaulį perspėjaus, siūsdami, tarkim, prekę už 500 eurų, rašydami ten 50 eurų. Tai tokiu atveju atsiranda galimybė, kodėl muitininkas galėtų patikrinti jūsų prekę. Tai pirma galimybė, akivaizdus skirtumas tarp to, kas parašyta ant deklaracijos ir faktinės kainos. Muitinė beje turi specialią duomenų bazę, vadinasi Premi, iššifravus prekių muitinimo įvertinimo duomenų bazę. Tai toje bazėje yra surašytos absoliučiai visos prekės per paskatintus 3 mėnesius importuotos į Lietuvą. Ta prasme, taip, aš noriu pasakyti, kad bet koks daiktas įvažiavęs į Lietuvą turėjęs CN23 deklaraciją įrašytas toje bazėje. Ir jie turi už paskutintus 3 mėnesius, iš karto gali prieiti prie tos bazės. Jeigu reikia, tai jie gali ir prie senesnių duomenų prieiti. Bet paprastai prekių važiuoja tiek, kad jie turi su kuo lyginti. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu jūs kažką ten vežatės dideliais kiekiais, visi žmonės deklaruoja, tarkim, ar visi kiniečiai deklaruoja vieną kainą, o jūs atsisiunčia 10 kartų pigiau. Tai iš karto muitiniai bus klausimas, kodėl pigiau. Muitininkas adresuos iš karto klausimėlį jums ir jūs jau turėsit įrodinėti jam, kad jūs tikrai čia pirko taip papigiai ir kažką panašaus darėt. Tai kad
Sakau, įsivertinkit. Dabar dar papildomas priežastis, kodėl, tarkim, galėtų sustabdyti muitininkas jūsų prekes. Kaip jau ir minėjau, didelis kiekis tų pačių prekių. Jūs galite jas išskirti į daug dėžių, bet jeigu per trumpą laiko tarpą jums atvažiuoja ten 50 laikrodžių, fiziniam asmeniui iš karto bus perduota informacija FNTT ir VMI, kad tikėtina yra daroma neteisėta komercinė veikla, kad jūs pardavinėjate tos laikrodžius. Ir jums irgi bus užduotas klausimas apie tai. Dabar dar vienas dalykas, kontrafaktas klastotės. Visi sako, kad čia nesvarbu, realiai atsidariau aš internetą, skaitom, į šalį masiškai plūsta padirbtos prekės, klastotės nuo kramtomos gumos kaip prabangos prekių, konfiskuotos prekės parduodamos ir sunaikinamos, čia jau beje apie pačią muitinę pasakoja. Vienas iš tokių irgi Gariūnuose sulaikyta padirbtų prekių už 250 000 litų. Nu, aišku, aš suprantu, kad kiek yra pas mus Lietuvoje kitokie. Nu ir vienas toks iš įdomesnių atvejų, čia susiradau iš karto momentaliai per Google, muitinė supakuota padirbtos prekės. Nu ir žmogus rašo, kad siuntėsi savo laikrodžius ir iš muitinės gavo laišką, kad tai yra klastotės ir prašom susimokėti už saugojimą ir sunaikinimą. Tai kitą kartą, kai pirksit kažkokius Nike laikrodukus dideliais kiekiais arba neatsimenu, kažkokie ten batukai yra labai populiarūs tarp merginų ir jeigu didelis kiekis perka, tai labai yra didelė tikimybė, kad vieną kartą jūs sučiups. Nieko baisaus, aišku, jums neatsitiks, bet susimokėti už laikymą, sunaikinimą tai jums teks. Taip, tai reiškia toks, jie perduoda, muitinė perduoda, dabar tarpininkai. Tarpininkai, jeigu tai Lietuvos pastas, tai jie pakankamai paprastai viską žiūri, jūs susintėt prie informaciją, jie ten greit pasižiūrėjo, ten yra toks kiekis praeinančių prekių, kad Lietuvos pašto tarpininkai, jie kažkaip nepakankamai giliai įsigilina, gal tiesiog žmonių kiekis mažas, galbūt tas srautas siuntų yra milžiniškas, bet jie daugiau mažiau per pirštų žiūri į viską, ką jūs susinčiat, jiems svarbu turėti tos dokumentus, perdavė muitinė neprisikabino, prekė važiuoja, nieks nesiaiškina. Jeigu tai DHL, TNT, tai iš karto susiųskit viską, prašom, banko kopija, pavedimo, kortelės išrašą, vienu žodžiu, užsakymo kopija iš AliExpresso ten ir dar kažkur, tai taršo iki negaliu. Dabar gavėjas. Tai vat gavėjas šitoje vietoje pakankamai dažnai lietuviai, jie pateikia ne visai teisingą informaciją. Tai vėlgi atsakomybė jūsų pačių. Aš tiesiog jums pasakau, kaip kas daroma. Tarkim, jums ten prekė 30 €, tai jau jūs pateikėt kažkokį tai paretušuotą įrašą, kad 15 sumokėjot. Nu ir viskas, ir šitoje vietoje jau daugiau, jeigu jums ten praėjo, praslydo ten visi jūsų machinacijos, tai jau tada atiduodama paštui ir paštui, kaip sakant, atiduoda jums prekę. Tik tai, sakau, svarbu nepamiršti, kad jeigu jūs naudojatės kurjerio paslaugom, tai prieš išmuitinant prekę jums reikės susimokėti visus muitus, su paštu viskas greičiau, jūs paštui užpildot dokumentus ir šitoje vietoje rekomenduoju pastoviai stebėti, jeigu yra tas tracking numeris vadinamas, suvedus tą tracking numerį ir kaip tik tai atsiranda muitinė, jūs iš karto galite pateikti tos dokumentus, tai pakankamai stipriai sumažina laukimo laiką, nes jeigu jūs nepateikėte elektroniniu būdu, nes jie paprastai neinformuoja, tai jie tada po berods 3 ar 4 dienų išsiunčia jums laišką. Tas laiškas iki jūsų keliauja, jūs tada jau jį gaunat, tada užpildot, einate ar online, ar vėl jam paštu ten siunčiat, atsakymą užpildėte visą, tiesiog tai užtrunka laiko. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, visada stebėkit, kur jūsų siunta, kaip tik į Lietuvą atvažiavo, atsirado Rotunios kelias 9 muitinė, tenais bus mygtukas pateikti reikalingus dokumentus, rašot, sudedat ir laukiat 3-4 dienų, kol bus išmuitinta ir išsiusta jau jums namo. Tai turbūt tiek šiam kartui. Jeigu atsirado kažkokių papildomų klausimų, turit kažkokios nuomonės ar tiesiog neaiškumo, tai kaip jau ir sakiau, jungitės prie mūsų Facebook grupės AliExpress gautos prekės, užeikit, klauskit,
dalinkitės nuomonę ir laukit naujų video, jų bus tikrai daug.